Priminsiu, prieš reklaminę pauzę ponas Boravskis mums pasakojo, kaip Neringa Venckienė atstūmė jaunus, energingus, norėjusius kelti daugiau temų negu vieną bylą, bet ji pasirinko ne juos. Aš norėčiau jūsų, Rolandai, paklausti paprasto dalyko. O jeigu vieną dieną paaiškės, kad šita istorija vis dėlto nebuvo tai, apie ką jūs šnekat, kokias... Nepaaiškės. O buvo elementarios kaunietiškos skyrybos. Per daug tylos, 5 metai tylos, teisės saugos tylos ir dabar. O jeigu Neringa Venckienė staiga pralūks ir jinai pradės paaiškinti. Nepaaiškėjo Latvijai po pedofilijos skandalo, niekur nepaaiškėja. Jūs tikras, kad tiesos nebus šitoj istorijai? Aišku, nes tai yra šitom dalykai įmaišyti politikai ir labai aukšti politikai. Šitoj istorijoje tiesa dar ką nors reiškia? Ar jeigu jinai paaiškėtų? Aišku, iš tikrųjų, aš sutinku, kad sunku... Rolandai, užsičiaup, gerai? O tai papasakos apie Voznelytę. Aš noriu tikėti teisingumu, nes kaip tada gyventi, jeigu šitokie jaunuoliai mūsų vadina seniais pelėsiais? Labai atsiprašau, kas jums davė teisę įžeidinėti žmogų dėl amžiaus? Yra įstatymas, kuris neleidžia žmonių diskriminuoti dėl amžiaus. Bet mes jau baigėme, ar ne? Ir aš norėčiau pasakyti, va šitas vaizdelis, kurį stebėjo žiūrovai, parodo, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje, kada šitai fanatiškai miniai leidžiama lipti ant galvos, kada jį braunasi į Seimą, kada jį čiumpa už rankų, už kojų, tau kiša visokius paveikslėlius. Bet kodėl jie šitaip daro? Nežinau. Nejaugi nėra argumentų. Nėra žmoniškos kalbos. Juos nuolat kursto šitokie neišprūseliai. Čiupti. Tas rankas pirmą reikia turėti. Bet yra ir kita pusė, iš tikrųjų. Mes turime žiūrovą skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom prisistatyti ir dėstyti savo nuomonę. Aš esu Daina iš Klaipėdos. Taip, aš auginu 5 vaikus, žinokite. Ir aš klausausi šitos visos situacijos jau nuo pat pradžių. Man jau ta Venckienė, žinokit, jau yra pačioj girdvėj, atsiprašant, negražiai aš pasakysiu, bet aktorius, kuris šitą šneka šitoj laidoj, jisai iš vis šitie žmonės, kurie yra prieš Venckienę, jie neturėtų nedalyvauti toje laidoj, nes ten yra jau psichologiškai paveikti žmonės. Jie net negali būti iš vis tokiuose laiduose kviečiami. Aš labai atsiprašau, bet žinoti tikrai... Ta prasme, jūs norite pasakyti, kad su jais net neverta diskutuoti? Baigėme uždusti nuo jų jau. Jūs norit pasakyti, kad su jais neverta net diskutuoti iš principo? Tai neverta net diskutuoti. Tokia Venckienė ir visų šitos ir Stansikienė, kurį Seimą perėjo drąsos kelią, ar jinai yra Seimo narė? Man tiesiog švirkštų jos yra klausytis, ką jinai šneka. Aš palaikau tik Pavilionienę ir visus tuos, kurie turi sveiką protą. Ponia Aurelija, aš norėjau jūsų kaip tik ir paklausti. Jūs atėjote su drąsos keliu šitą, bet ar jūs išstojot iš konservatorių partijos? Aš esu susistabdžiusi narystę konservatorių partijoje po to, kai būtent premjeras Kubilius spjovė į visų instancijų teismų sprendimus susijusius dėl neteisėtų statybų įteisinimo Kuršių nerijoje. Jūs puikiai šitą žinote. Taip. Tai čia šnekėti apie kažkokius tai kitus dalykus. Bet tai ar gali būti taip, kad jūs ten grįšit vieną dieną? Čia paprastas klausimas. Palaukite, jeigu tenais aš to niekada neslėpiau ir toliau to neslėpiau. Jeigu tenais nebeliks libertaro Kubiliaus... Jūs ten grįšit? Aš svarstysiu ir drąsos kelio nebeliks. Dabar aš norėčiau jūsų vis dėlto, labai mes laiko mažai turim, bet ko jūs pasimokėt, trumpai drūtai, Juozai, iš šitos istorijos? Aš pasimokiau to, tiksliau, ta istorija dar nesibaigė. Dar taškai nesudėti. Tai gerai, bet ko jūs asmeniškai pasimokėt? Aš manau, kad ta chaotiška, inertiška minia, kuri diktuoja savo žaidimo taisyklės, netgi šitoj studijoje, nesivadovaudama argumentais ir faktais, yra grėsminga. Ir silpnesnių nervų žmonės neišlaiko, kaip Kodytė išėjo. Mūsų pažiūros jie skiriasi, bet jinai neišlaikė moteris. Aš žaviuosi, kad atlaikė profesorė Pavilionienė, bet tai yra chamiškumas atvirų tekstų. Ir tai vyko ir Seime, tai vyko ir Garliavoje, tai vyko viešoje erdvėje žiniasklaidoje. Tai yra tikrai ne argumentais, ne praktais, o kažkokiam tai etiketėm klijuojama. Ačiū. Gerai, viskas. Kiek galima tų marazmų klausyti? Prašau išjungti Rolando Boravskio mikrofoną. Tai dabar... Dariau, paskutinis klausimas jums. Aš labai noriu sužinoti paprastą dalyką. Mes gyvenam šitoj vienoj Lietuvoje. Mūsų yra nedaug.
susipriešinimas yra didžiulis. Tai, ką mes išgirdom per reklaminės pauzės, kokios čia vyko diskusijos, kokio žemo lygio, tai žemiau nebūna, jūs tą pripažinti. Bet mums reikia gyventi čia. Ar įmanoma susitarti? Ar jūs matot būdą šitom dviem pusėm susitarti? Nekeliant iš ankstinių sąlygų, bet ar ta santarvė nėra aukščiau to viso čia ne ginčo? santarvės klausimas, o santvarkos klausimas. Ar mes gyvensim demokratiniai, parlamentiniai valstybei? Jie sako, kad jie tokiu gyvena. Jie sutiko su tuo, kad Valstybės saugumo departamentas nuo jų nuslėptų 12 pažymų apie politinę korupciją. Jie sutiko su tuo, kad Šiaulių prokurorė juos apmulkintų, mosuodama kitais įstatymais ir nepateiktų video medžiagos. Klausimas yra kitas. Jau dabar mes baigiam laidą. Aš noriu paklausti, ar yra kokia nors galimybė, kad jūs su tai žmonėmis pradėsit diskutuoti ir bendradarbiauti? Kada nors? Tie, kurie galvoja šiek tiek kitaip negu jūs. Yra vienas dalykas, mes gyvenam vienoj Lietuvoje. Taip. Ir dabar kokiais principais mes norim gyventi? Ar mums tiesa rūpi ir tiesos paieškos ar ne? Daugybė žmonių mano, kad dabar tiesa buvo ir teisingumas gyventi. Dėl to, kad Seimas atsisakė išsiaiškinti, kas įvyko Garliavoje. Kokiu teisės aktu remiantis buvo naudojama prievarta prieš vaiką. Gerbiami žiūrovai, dėja mūsų laikas jau baigėsi. Ir panašu, kad šita laida mums parodo vieną dalyką, kad tartis kol kas ir susitarti, bent jau viena pusė nenori. Ir aš labai gailiuosi, kad tai jūs. Ir ana pusė irgi nenori. Iki kito pasimatymo rytoj. Ana pusė nenorėjo tiesos išsiaiškinti, kai jau čia tartis.